Labą dieną, mano vardas Tomas Kasenskis ir šį kartą Unimas dirbtuvėse turiu oranžinę Tsunami, elektrinių įrankių Triton potvynį. Šis prekės ženklas pas mus iki neseniai nebuvo labai žinomas, bet kaip ir visur, kur jis įsiskverbė. Greitai randa naujų gerbėjų. Priežastis paprasta, jis daro dalykus sąžiningai, už gerą kainą ir dažnai kitaip nei visi kiti. Galbūt todėl Georgenas Levinas savo įmonėje prieš 40 metų pasirinko Neptūno mėnulio pavadinimą, kuris vienintelis mūsų Saulės sistemoje sukasi priešinga kryptimi nei jo planetos sukimosi kryptis. Taigi, iš esmės prieš visus. Tritonas taip pat yra graikų jūrų dievas, tad nežinau, kaip tai galvoja įkūrėjas, bet šiandien tai jau visai nesvarbu. Elektrinių įrankių rinkinys, kurį turiu priešais save, yra įdomus dabartinio Triton prekės ženklo pasiūlymo pjūvis. Nepritrūksta šiandien jau legendinių viršutinių frezų, mažos ir manevringos Alpart 001 ar galutinės TEO 001. Be įprasto naudojimo viršutiniams frezoms, jos taip pat yra apgalvotos montavimui į frezavimo stalą. Jos turi mikroreguliavimą, valdomą rankenėlę, šoninius variklio aušinimo angas, kad į jas apverstoje padėtyje nepatektų drožlės ir pjuvenos. Arba, pavyzdžiui, automatinį veleno fiksavimą, kad būtų lengva pakeisti įrankį ar įvorę virš stalo. Žinoma, galite naudoti bet kokį frezavimo stalą, tačiau jie puikiai tinka Triton frezavimo stalui. O svarbiausia, kad juos bet kada lengvai galite išimti ir dirbti rankiniu būdu. Labai populiarus yra ir Davidės Oblius KPL 180, kurio darbinis plotis yra 180 mm ir kuris pasižymi 3 peilių cilindru. Cilindrai sukantis 15 000 kartų per minutę, per tą patį laiką atliekama 45 000 pjūvių, todėl apdirbtas paviršius yra kokybiškesnis. Šis įrenginys už savo kainą siūlo puikią vertę. Tiesiog tipiškas Triton. Dirbtuvėse ar statybose jums gali padėti. Tiesinis pjūklas CHS 001. Kaip ir Oblius, jis nustebina savo tvirtumu. Su jo 100x100 sijos perpjovimas yra kaip niekis. Jis susitvarko su 10 mm storio ISO plokštėmis. Elektronika palaiko pastovų greitį esant apkrovai. Pjūklo ašmenų keitimas nereikalauja jokių įrankių, o dėl spyruoklės galite išimti net labiau įkaitusius ašmenis, jų neliesdami pirštais. Be įrankių taip pat galima pakreipti pagrindą. Pjūklą gausite tvirtoje dėkle kartu su siurbimo adapteriu, plastikiniu pagrindo dangteliu, išilginiu ribotuvu ir Triton kreipiančiosios juostos adapteriu, taip pat su 3 skirtingais pjūklo ašmenimis. Galbūt sakysite, kad 3 ašmenys jūsų neišgelbės, bet pabandykite įsivaizduoti, kad laukite pjūklo kaip mažas vaikas, o kai jis atvyksta, jūsų dirbtuvėje kaip tyčia nėra nei vieno ašmens. Taigi, ačiū Dievui už juos. Šiuolaikinė baldų gamyba neapsieina be kaiščių ir lamelių. Kaiščiams yra daugybė naudingų įrankių, bet rimtam darbui. Jums reikės kaiščių frezavimo mašinos, jau nekalbant apie lamelės, kur be lamelių frezavimo mašinos. Tiesiog neišsiversite. Triton savo asortimente turi abu šiuos įrenginius. Pabandykite paieškos sistemoje įvesti kaiščių frezavimo mašiną. Hyman, Festool, Wafel, viskas 20-30 tūkstančių. O be to, kaip balta varna, o tiksliau, oranžinės Triton Taider 600. Kaiščių frezavimo staklės už maždaug 4,5 tūkstančio. Tai mano patarimas, dėl bestsellerio. Lamelinė frezavimo mašina Taider 001 jau turi žymiai daugiau konkurentų. Savo kokybę jį gali lygintis su brangesniais įrenginiais, tačiau išlaiko patrauklę kainą. Taip pat frezavimo mašinas gausite apsauginiuose maišuose iš dirbtinio audinio. Pabaigai pasilikau naujieną, tokią Triton naujieną. Padaryti rankinę stalinio įrenginio versiją nėra nieko ypatingo, bet tai nebūtų Triton, jei rankinio elektrinio įrankio nebūtų galima naudoti kaip stacionaraus įrenginio. Kalbama apie rankinį veleninį osciliacinį šlifuoklį. Stalinės versijos Triton turi net 3 – mažesnė, silpnesnė su pasviru stalu, didesnė, stipresnė su tvirtu stalu ir trečia – kombinacija, kur osciliuoja cilindras arba juosta. Ir prie viso to, neseniai prisidėjo nešiojamas įrenginys su šiek tiek sudėtingų tipinių pavadinimų CSPS P650. Paradoksalu, bet iš visų paminėtų veleninių šlifuoklių ji turi didžiausią galią. Ir kaip užsiminiau, galite ją paimti į rankas arba pritvirtinti prie darbo stalo, su pridedamomis spaustukais ir neslystančia padėkle ir judinti ruošinį.
Nuorodas į visus produktus rasite kaip įprasta žemiau po vaizdo įrašu. Mano vardas Tomašas Kasenskis. Ačiū už dėmesį ir laukiu susitikimo Unimas dirbtuvėse.